Studijų rašto darbai privalo būti sumaketuoti pagal reikalavimus. Specifiniai rašto darbų reikalavimai gali priklausyti nuo fakulteto ir studijų programos. Maketuodami rašto darbus turite vadovautis Kauno kolegijos baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, saugojimo ir kvalifikacinių egzaminų organizavimo tvarkos aprašu, fakulteto akademijos studijų programos nurodytais specifiniais nurodymais bei bibliotekos patarimais. Studijų rašto darbai gali būti įvairių rūšių. Pavyzdžiui, referatas, esė, kursinis darbas, projektas, ataskaita, profesinio bakalauro baigiamasis darbas ir kita. Studijų rašto darbus priklausomai nuo rašto darbo rūšies sudaro eilės tvarka išdėstytos struktūrinės darbo dalys. Kai kurioms studijų rašto darbų rūšims nereikalingos tam tikros struktūrinės darbo dalys. Tačiau profesinio bakalauro baigiamasis darbas reikalauja visų struktūrinio rašto darbo dalių, išskyrus sąvokų, jeigu konkrečių sąvokų savo darbe nepateikiate. Dėl visų struktūrinio rašto darbo dalių turėtumėte aktyviai konsultuotis su savo dėstytojais arba baigiamųjų darbų vadovais. Informacija apie studijų rašto darbų rašymą, šaltinių paiešką, citavimą, literatūros sąrašo sudarymą, rašto darbų maketavimą ir kitą mokomąją medžiagą galite rasti bibliotekos svetainėje. Bibliotekos svetainėje turėtumėte spausti skiltį Studijoms, kaip rašyti darbus. Šiame puslapyje pateikiama visa svarbiausia informacija apie studijų rašto darbų rašymą ir maketavimą. Skiltyje Metodiniai nurodymai studijų darbams rengti rasite minėtą Kauno kolegijos baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, saugojimo ir kvalifikacinių egzaminų organizavimo tvarkos aprašę. Konkrečią informaciją, kaip maketuoti studijų rašto darbus, rasite minėto aprašo priede. Svetainėje taip pat pateikiami studijų rašto darbų maketavimo patarimai. Patarimuose rasite informaciją ne tik apie konkrečius žingsnius, kaip sumaketuoti, bet ir ką konkrečiai spausti Word programoje lietuvių ir anglų kalbomis. Taip pat šioje skiltyje pateikiami pagal reikalavimus sumaketuoto baigiamojo darbo šablonas ir titulinio lapo šablonas, baigiamojo darbo pateikimo Kauno kolegijos instituciniai talpyklai forma bei metodiniai nurodymai baigiamiesiems studijų darbams pagal fakultetus ar studijų programas. Parsisiuntę baigiamojo darbo šabloną, jame galite įrašyti tik savo informaciją ir iš naujo darbo maketuoti nereikės. Jame pateikiamos visos struktūrinio baigiamojo darbo dalys ir šis šablonas yra sumaketuotas pagal visus Kauno kolegijos reikalavimus. Turėkite omenyje, kad atnaujinę tam tikras dalis, jūs turite peržiūrėti, ar niekas neįsikraipė ir darbas išliko teisingai sumaketuotas. Jei norite sužinoti, kaip galima savarankiškai sumaketuoti savo darbą, prašome stebėti mokymus toliau. Rašto darbai rašomi su kompiuteriu, ne su telefonu ar planšetėmis, naudojant Word programą. Jei neturite kompiuterio ar Word programos, kviečiame rašto darbus rašyti bibliotekoje, kur yra kompiuteriai, individualaus darbo kambariai ir visa reikalinga informacija. Taigi, atliekant darbo maketavimą, pirmiausia būtina nustatyti lapo dydį A4 ir stačią puslapį. Spaudžiame Layout, Size A4, taip pat Orientation, Portrait. Kai jau turime stačią A4 formato puslapyje, jame turime nustatyti puslapio paraštes. Spaudžiame Layout, Margins, Custom Margins ir pažymime, kad mūsų puslapio paraštės viršuje būtų 2 cm, apačioje taip pat 2 cm, kairėje 3 cm
ir dešinėje 1 cm. Teisingai nustatę puslapio formatą ir paraštes, turite išmokti susimaketuoti antraštinį lapą. Dažniausiai tikslų antraštinį lapą, ypač rašant baigiamuosius darbus, studentams pateikia katedros, tačiau jei taip nenutiktų, antraštinį lapą turite mokėti susimaketuoti patys. Pirmiausia, lapo viršuje centruotai pateikiame Kauno kolegijos logotipą. Aš savo darbe jį jau turiu, tačiau Kauno kolegijos logotipą taip pat galite rasti Kauno kolegijos interneto svetainėje, kurioje pateikiama Kauno kolegijos stiliaus knyga. Po logotipu turite parašyti fakulteto, kuriame mokotės, ir katedros skyriaus arba centro, kuriame mokotės, pavadinimą. Šis tekstas rašomas Times New Roman 14 dydžio šriftu, paryškintai didžiosiomis raidėmis, centruotai, vieno eilėtarpiu. Po katedros pavadinimu turime padaryti didesnį tarpą ir parašyti autoriaus vardą ir pavardę. Nors dažniausiai tarpą siūloma daryti Enter mygtuko pagalba, mes siūlome pažymėti katedros centro arba skyriaus pavadinimą, spausti Layout, Spacing, After ir padaryti didesnį tarpą, pavyzdžiui, iki 157 arba 6. Tuomet turite parašyti autoriaus vardą ir pavardę. Vardas ir pavardė turėtų būti parašytas Times New Roman 16 dydžio šriftu, neparyškintai, centruotai, vienas eilėtarpis, Layout, Spacing 24. Po vardo ir pavardės turite parašyti darbo pavadinimą. Darbo pavadinimas rašomas Times New Roman 20 dydžio šriftu, paryškintai, didžiosiomis raidėmis, centruotai, vieno eilėtarpiu, Layout, Spacing 24. Po darbo pavadinimo turite parašyti rašto darbo rūšį. Šiuo atveju profesinio bakalauro baigiamasis darbas. Šis tekstas rašomas 12 dydžio šriftu, neparyškintai, vieneto eilėtarpis, centruotai ir taip pat Layout, Spacing 24. Po rašto darbo rūšies, jeigu tai yra profesinio bakalauro baigiamasis darbas, turite parašyti studijų programos pavadinimą, valstybinį kodą ir studijų krypties pavadinimą. Šis tekstas taip pat rašomas Times New Roman 12 dydžio šriftu, neparyškintai, iš didžiųjų raidžių, vieneto eilėtarpis, centruotai ir po studijų krypties pavadinimo taip pat turėtų būti su Layout, Spacing pagalba padarytas tarpelis. Šiuo atveju 96. Po studijų krypties pavadinimo kairėje pusėje turėtų būti parašomas vadovas, jo mokslinis laipsnis ir vardas pavardė. Šis tekstas rašomas Times New Roman 12 dydžio šriftu, naudojant abipusę lygiuotę, vieneto eilėtarpį, Layout, Spacing 24.
Po vadovu turėtų būti parašytas konsultantas, jeigu tokį jūsų darbas turi. Šis tekstas taip pat rašomas Times New Roman 12 dydžio šriftu, abipusė lygiuotė, vieneto eilėtarpis ir layout spacing šiuo atveju bus beveik iki puslapio pabaigos 132, nes puslapio apačioje turėtų būti parašytas miestas ir metai, kada buvo rengtas darbas. Šis tekstas rašomas Times New Roman 12 dydžio šriftu, naudojant centruotą lygiuotę ir vieneto eilėtarpį. Visi su layout spacing padaryti tarpeliai gali kisti priklausomai nuo rašto darbo pavadinimo, autorių kiekio ir kito teksto. Dėl to prie jų labai neprisiriškite. Sumaketavę antraštinį puslapį galite pradėti rašyti savo darbą. Kaip jau minėta anksčiau, darbas yra sudarytas iš tam tikrų darbo dalių. Visos darbo dalių antraštės turi turėti specifinį maketavimą. Kaip pavyzdį galime panaudoti pirmo lygio skyrių. Parašome pirmo lygio skyriaus pavadinimą, jam pritaikome Heading 1 stilių ir numeraciją, naudodami Multilevel List heading numeraciją. Wordas dažniausiai pateikia numeriukus prie heading 1 be taškelių. Dėl to turime išmokti užsidėti taškelius prie heading 1 numeracijos stiliaus. Dėl to pažymime pavadinimą, spaudžiame Multilevel List, Define New Multilevel List ir štai čia prie numeriukų visur turime parašyti taškelius. Kadangi mums gali prireikti iki 3 poskyrio numeriukų, turime uždėti štai numeriukus prie šių skyrių. Štai taip prie Heading 1 stilių turinčio pirmo lygio skyriaus pavadinimo atsirado numeriukas su taškeliu. Dabar turime pažymėti šį pavadinimą ir suteikti jam teisingą maketavimą. Pirmo lygio skyrius maketuojamas naudojant Times New Roman šriftą 12 dydžio, paryškintai, didžiosiomis raidėmis, centruotai, 1,5 eilėtarpiu, layout spacing nuliukai. Norėdami, kad toliau savo darbe nereikėtų iš naujo maketuoti visų pirmo lygio skyriaus pavadinimų, Heading 1 stilių galime pritaikyti šį maketavimą. Dėl to užėję ant Heading 1 turėtume spausti dešinį pelės klavišą ir Update Heading 1 to Match Selection. Jei norite šitą patį maketavimą ir stilių turėti kituose savo darbuose, turėtumėte taip pat užeiti ant Heading 1 stiliaus ir paspausti Modify New Documents based on this template. Ir dabar visuose kituose savo darbuose turėsite štai tokį teisingai sumaketuotą pirmo lygio skyriaus pavadinimą. Darbo dalys, lentelių ir paveikslų sąrašas, sąvokos, santrauka, summary, įvadas, išvados, literatūra ir kiti informacijos šaltiniai ir priedai, kuriami su Heading 1 stiliumi, tačiau yra nenumeruojami. Dėl to pritaikę stilių turite ištrinti numerį. Svarbu paminėti, kad šios stiliaus nereikia taikyti vieninteliam darbo dalies pavadinimui,
tai yra turiniui. Dėl to turinio antraštė turi būti maketuojama atskirai pagal tokius pačius kaip pirmo lygio skyriaus pavadinimo reikalavimus, tačiau netaikant Heading 1 stiliaus. Antro lygio poskyris maketuojamas labai panašiai kaip pirmo lygio skyriaus pavadinimas. Pažymime pavadinimą, pritaikome jam Heading 2 stilių. Jau čia prie numeracijos turime taškiuką, dėl to mums kažko daugiau su multilevel list daryti nereikia. Tiesiog turime teisingai jį susimaketuoti. Tai pažymime pavadinimą, kuriam jau yra pritaikytas Heading 2 stilius. Pasižiūrime, kad būtų Times New Roman, 12 dydžio šriftas, paryškintai iš didžiosios raidės. Kitos raidės turėtų būti mažosios, naudojant centruotą lygiuotę, 1,5 eilėtarpį ir layout spacing nuliukai. Taip pat Heading 1 stiliui galime pritaikyti štai šį maketavimą. Dėl to užėję ant Heading 2 turime paspausti dešinį pelės klavišą, Update Heading to Match Selection. Ir jeigu norime šito pačio stiliaus visuose kituose savo Wordo dokumentuose, turime spausti taip pat dešinį pelės klavišą, Modify ir New Documents based on this template. Trečio lygio poskyrio pavadinimas maketuojamas labai panašiai. Turime pažymėti pavadinimą, pritaikyti į Heading 3 stilių ir teisingai susimaketuoti. Tai yra Times New Roman, 12 dydžio šriftas, paryškintai iš didžiosios raidės, centruotai, 1,5 eilėtarpis, layout spacing nuliukai. Ir taip pat pritaikome ir modifikuojame šį stilių. Darbo dalys, turinys, lentelių ir paveikslų sąrašas, sąvokos, santraukas, summary, įvadas, išvados, literatūra ir kiti informacijos šaltiniai bei pirmo lygio skyriai rašomi naujame puslapyje. Antro ir trečio lygio poskyriai rašomi tęsiant tekstą ir neperkeliant jo į kitą puslapį. Išmokę maketuoti darbo dalių, skyrių ir poskyrių pavadinimus, turime išmokti sumaketuoti paprastą darbe rašomą tekstą. Tai yra pastraipą. Savo darbės turiu štai šią pastraipą. Pastraipos darbe rašomos 12 dydžio šriftu, Times New Roman, naudojant abipusę lygiuotę, 1,5 eilėtarpis, layout spacing turi būti nuliukai. Taip pat pirmoji pastraipos eilutė nuo kairiosios paraštės turėtų būti atitraukta per 1,5 cm. Dėl to galime paprastai patraukti šitą viršutinį tabą per 1,5 cm arba panaudoti prie paragraph esantį mygtuką ir prie indentation special pasirinktis first line ir 1,5 cm. Dabar visose kitose pastraipose taip pat turėtų būti pirma eilutė atitraukta per 1,5 cm. Jeigu norime išlaikyti šį maketavimą ir kitose savo darbuose, galime pritaikyti jį taip pat normal arba kitam kažkokiam stiliui. Tai pažymime sumaketuotą pastraipą, spaudžiame Update Normal to Match Selection ir Modify New Documents based on this template. Teisingai nustatę puslapio formatą ir paraštes, taip pat išmokę sumaketuoti tekstą bei darbo dalių pavadinimus, galime pasižiūrėti, kaip teisingai turėtų atrodyti sąvokų, santraukų ir įvado dalys. Grįžtame prie baigiamo darbo šablono ir kol kas turinį, lentelių ir paveikslų sąrašą praleidžiame ir prieiname prie sąvokų. Galite pamatyti, kad šiame šablone sąvokos, kaip jau ir minėta anksčiau, yra pritaikytas Heading 1 stilius.
Tiesiog, kadangi kai kurios rašto darbų dalys neturi turėti numerių, čia numeris yra ištrintas. Sąvokoms taikomas toks pats normalus stilius, Times New Roman, 12 dydžio šriftas, abipusė lygiuotė, 1,5 eilėtarpis ir layout spacing nuliukai. Kiekviena sąvoka ar terminas turėtų būti parašyta naujoje eilutėje, nenumeruojant. Kaip rašyti santraukas, fakultetai dažnai nurodo skirtingai, dėl to remkitės jų metodiniais nurodymais. Konkrečiame pavyzdyje matote, kad esminė informacija, tai yra vardas, pavardė, darbo pavadinimas ir panašiai, yra maketuojamas taip pat kaip kitos pastraipos, tik paryškintų šriftu. Rašydami šį tekstą, jam turėtumėte pritaikyti normal stilių ir tada pažymėti, kad jis būtų paryškintas. Taip pat galite pastebėti, kad konkrečios dalys, tai yra darbo apibūdinimas, darbo problema, tikslas ir taip toliau, rašomos iš naujos eilutės. Toks pats maketavimas taikomas ir santraukai anglų kalba. Įvade turėtų būti aptariamas darbo aktualumas, problema, objektas, tikslas, darbo uždaviniai, metodai ir struktūra. Konkrečiai šie aspektai yra rašomi naujos eilutės pavadinimą paryškinant, šiuo atveju darbo aktualumas, darbo problema ir taip toliau. Kartais žodžiai darbo aktualumas įvade nerašomi, o iškart pateikiamas tekstas ir vėliau kitos dalys. Tačiau tai priklauso nuo jūsų fakulteto ir katedros. Jūsų patogumui šiame šablone jau yra sukurti 1, 2 ir 3 lygio skyriai. Juos naudodami šabloną turite tik pakeisti pavadinimus ir įrašyti tekstą. Tai pavyzdžiui, jiems yra pritaikyti visi reikalingi stiliai. Teisingai kaip sumaketuoti lentelę lengviau parodyti šablone, dėl to padarysiu tam šiek tiek vietos. Norėdami įterpti lentelę, turite spausti Insert Table ir pasirinkti, kokio dydžio lentelės norite. Norėdami sumaketuoti tekstą lentelėje, nes ji turėtų būti sumaketuota kitaip nei pastraipos tekstas, mes turime pažymėti visą lentelę, pritaikyti Times New Roman, 10 dydžio šriftą, abipusė lygiuotė, vieneto eilėtarpis, layout spacing nuliukai. Taip pat, priklausomai nuo lentelėje pateikiamo turinio, dažniausiai pirma lentelės eilutė rašoma paryškintų šriftu ir naudojant 15% papilkinimą. Tačiau tai, kaip ir sakiau, priklauso nuo lentelėje pateikto teksto. Taip pat, kuriant lentelę, Wordas ją sukuria nuo vienos paraštės iki kitos. Tačiau, jei lentelė turėtų būti trumpesnė, mes turime padaryti, pažymėję visą lentelę, kad ji būtų centre. Taip pat, kiekviena lentelė turi turėti savo pavadinimą. Pavadinimo negalima rašyti paprastai, jį turime sukurti naudojant tam tikrus veiksmus. Dėl to turime pažymėti lentelę ir paspausti dešinį pelės klavišą, spaudžiant Insert Caption. Prie Options Label turime pasirinkti lentelę ir prie pozicijos, kadangi mūsų pavadinimas turėtų būti virš lentelės, turime pasirinkti Above Selected Item. Kalbant apie numeraciją, jeigu norite, kad lentelė turėtų ne tik vieną numerį, bet ir būtų prie lentelės pavadinimo įtrauktas skyriaus, kuriame yra lentelė numeris, turėtumėte spausti Numbering ir štai šį pasirinkimą. Šiuo atveju mums jo nereikia, dėl to spaudžiame OK ir štai turime tokį lentelės pavadinimą. Dabar
Štai šį numeriuką mes turime perkelti į priekį, jokių būdų jo neištrinant ir padaryti lentelę ir padaryti tarpelį, nes dažniausiai lietuvių kalboje mes sakome pirma lentelė, o ne lentelė 1. Po lentelės spaudžiame tašką ir parašome pavadinimas bei pavardė autoriaus ir metai, iš kur buvo pasiimta ta lentelė. Taip pavadinimas atrodyti negali, mes čia turime pavyzdį, kaip iš tikrųjų turi atrodyti pavadinimas, dėl to mes pažymim pavadinimą, padarom, kad tabas būtų prie kairiosios paraštės, Times New Roman šriftas, 10 dydžio, paryškintai, nepaverstai, pajuodintai, 1,5 eilėtarpis, layout spacing nuliukai ir centruotai. Taip pat nuo pavardės, tai yra šaltinio, mes turėtume nuimti paryškinimą. Ir štai taip turime gražų lentelės pavadinimą. Prieš lentelės pavadinimą ir po lentelę turėtų būti vienos praleistos eilutės tarpas. Prieš lentelę tekste turėtų būti nuoroda į lentelę, o po lentelę turėtų būti kažkoks tekstas, tai yra pastraipa, nes skyriai ir poskyriai negali pasibaigti lentelėmis ar paveikslais. Norėdami į darbą įkelti paveikslą, taip pat turite daryti taisyklingai. Turite spausti Insert ir Pictures arba naudoti Copy-Paste klaviatūros derinį. Įkėlę paveikslą, jį taip pat turite sumaketuoti bei suteikti pavadinimą. Dėl to ant paveikslo spaudžiame dešinį pelės klavišą, Insert Caption ir pasirenkame, kad būtų pav taškas ir kad pozicija būtų po lentele. Spaudžiame OK ir taip pat, kaip ir su lentele, numeriuką perkeliame į priekį, padarome tarpelį, parašome pavadinimas, autorius, metai ir teisingai sumaketuojam. Tai yra pažymim, Times New Roman, 10 dydžio šriftas, nepaverstai, pajuodintai, juodos spalvos, naudojant abipusę lygiuotę, bet pritraukiant tabą prie krašto, kairės paraštės, 1,5 eilėtarpis, layout spacing nuliukai ir nuimame paryškinimą nuo autoriaus. Kadangi prieš tai šitas paveikslas turėjo kitą pavadinimą, iš karto automatiškai, kaip matote, tekste pasikeitė pavadinimo skaičius. Bet visiškai nesvarbu, galime štai jį ištrinti ir paveikslėlis turi tam tikrą pavadinimą. Kaip ir su lentelėmis, prieš paveikslą turėtų būti vienos praleistos eilutės tarpas ir tekste nuoroda į paveikslą, o po paveikslo trumpas apibendrinantis tekstas arba ilgas apibendrinantis tekstas, bet skyrius ar poskyris paveikslų baigtis negali. Išmokę teisingai į tekstą įkelti lenteles ir paveikslus bei suteikti jiems pavadinimus, galime keliauti toliau. Kaip matote, šablone pateikiamos ir analitinė dalis bei projektinė dalis, kurioms yra suteikti heading stiliai. Toliau yra išvados. Išvadų tekstas maketuojamas taip pat kaip pastraipa, tiesiog išvados turėtų būti numeruojamos. Dėl to, turint paprastą tekstą, mes turėtume jį pažymėti, paspausti paprastą numeraciją ir pažiūrėti, kad pirmasis tabas šis būtų prie pat kairiosios paraštės, o antrasis prie 1,5. Štai taip. Dėl to numeriukas turi būti per 1,5 cm nuo teksto. Ir štai taip turime paprastai sumaketuotas išvadas. Kalbant apie literatūros ir kitų informacijos šaltinių sąrašą,
Šaltiniai turėtų būti pateikiami taip pat naudojant normal stilių ir taip pat sunumeruoti. Štai taip, per 1,5 cm atitraukiant skirtingus tabus. Jei darbe yra pateikiami kiti šaltiniai, tai po visų šaltinių sąrašų turėtų būti parašyta kiti šaltiniai pajuodintų šriftu didžiosiomis raidėmis ir iš naujo pradedant tokį patį sąrašą numeracijos 1,5 cm skirtingi tabai, mes rašome kitus šaltinius. Kaip žinote, darbe šaltiniai turėtų būti pateikiami pagal APA 7 sąrašą ir turėtų būti pateikiami abėcėlės tvarka. Dėl to surašę visus šaltinius, juos turėtumėte pažymėti. Štai taip. Ir su sort komanda padaryti, kad visi šaltiniai eitų abėcėlės tvarka. Šiuo atveju, kaip matote, A yra pirmiau. Teisingai sumaketavę literatūros ir kitų informacijos šaltinių sąrašą, einame prie priedų. Jei darbe yra daugiau nei vienas priedas, vienas lapas po literatūros sąrašo turėtų būti skiriamas optiniame centre parašant priedai ir pritaikant šiam tekstui Heading 1 stilių. Tam, kad tekstas būtų viduryje puslapio, naudojame Layout Spacing programą, Layout Spacing komandą. Dėl to pažymime štai šį tekstą, kurį pasirašysite centruotai, taip, Layout ir Spacing šiuo atveju 324. Before. Kitose puslapiuose taip pat turėtume šiam tekstui pritaikyti Heading 1 stilių, tam, kad jie būtų įtraukti į turinį, bet kaip matote, stilius yra šiek tiek kitoks. Kaip tai padaryti? Tai labai paprastai. Pirmiausia, rašome pirmas priedas, taip, taškelis, tada naudojame Enter ir Shift ir perkelia mus į kitą eilutę, kur turėtume parašyti pavadinimas. Tai yra jūsų priedo pavadinimas. Tada pažymime šį tekstą, pritaikome jam Heading 1 stilių, ištriname numeriuką, štai taip, ir vėl pažymėję turime nuimti paryškinimą ir padaryti dešinę lygiuotę. Ir štai taip, matote, analogiškai padariau pavadinimą. Šiuo atveju mes ištrinam ir tą patį darome su kitais priedų pavadinimais. Jei priedas yra vienas, tai puslapio viršuje lygiai taip pat užrašome tiesiog priedas ir naudodami Enter ir Shift parašome jo pavadinimą. Visi darbo puslapiai turi būti sunumeruoti, dėl to mes turime naudoti Insert, Page Number, Bottom of Page, Plain Number 3 komandą. Norint sunumeruoti darbą, geriausia pirmiausia grįžti į pirmąjį puslapį. Štai taip, mes turime numeraciją, tiesiog ją taip pat turime teisingai sumaketuoti. Tai pirmiausia, turime ištrinti tarpą, kurį Wordas sukuria po numeriuku ir pažiūrėti, kad numeris būtų taip pat Times New Roman 12 dydžio šriftu, tiesiog naudojant dešinę lygiuotę. Kas dar yra labai svarbu, kad pirmasis darbo puslapis, tai yra antraštinis puslapis, nėra numeruojamas. Dėl to, jeigu nenorime pirmame puslapyje numeracijos, turime paspausti Different First Page. Ir šiuo atveju, kaip matote, pirmame puslapyje numeracijos nėra, bet jeigu eisime į kitus numerius, numeracija atsiranda. Jei norėtume, kad kažkuriam kitam puslapyje nebūtų numeracijos, pavyzdžiui, turinyje nebūtų skaičiuko 2, mes turėtume
po prieš tai einančio puslapio pabaigoje paspaust Layout, Breaks ir Next Page. Ir čia ištrynus tarpelį mes matome, kad štai čia puslapio numeriuko nėra. Tačiau pagal nurodymus dabar visuose puslapiuose išskyrus pirmą antraštinį puslapį numeriukai turėtų būti. Artėjame prie pabaigos, nes parašius darbą lieka sukurti lentelių ir paveikslų sąrašą bei turinį. Jei tekste yra ir lentelių, ir paveikslų, puslapyje po pavadinimu rašome lentelės, dvylikto dydžio šriftu Times New Roman paryškintai didžiosiomis raidėmis, naudojant abipusę lygiuotę, 1,5 eilėtarpį, layout spacing, nuliukai. Ir iškart po to dedame Enter ir įterpiame lentelių sąrašą. Tai galime padaryti spausdami Reference ir Insert Table štai čia. Pasirenkame prie Caption Label, kad būtų lentelė, jeigu mes turime čia lenteles, ir paspaudžiame OK. Štai taip, jeigu mes teisingai darbe padarėme lenteles ir suteikėme joms teisingus pavadinimus, tai mums labai gražiai padaro ir įdeda čia lentelių sąrašą. Turime jį pažymėti, pritraukti tabą prie kairiosios paraštės ir pasižiūrėti, kad visa lentelė būtų Times New Roman 12 dydžio šriftu, 1,5 eilėtarpiu, layout spacing nuliukai ir neparyškintai. Po to, jei taip pat turime ir paveikslų, rašome paveikslai, lygiai taip pat, arba naudodami Format Painting, pavyzdžiui, pažymėję čia pavadinimą ir Format Painter, pritaikome tokį patį stilių ir toliau įterpiame paveikslų sąrašą. Spaudžiame Reference, štai šį pasirinkimą, Caption Label Above taškas ir įtraukiame visus darbe esančius paveikslus. Taip pat pažymime, pažiūrime, kad būtų prie kairiosios paraštės Times New Roman 12 dydžio šriftas, abipusė lygiuotė, 1,5 eilėtarpis, neparyškintai ir layout spacing nuliukai. Štai taip turime paveikslų ir lentelių sąrašą. Tiek daug dirbome ir taikėme heading stilius nebereikalo, nes dabar keliais mygtukų paspaudimais greitai sukursime turinį. Spaudžiame Reference, Table of Content, Custom Table of Contents ir štai šioj atsivėrusioj lenteliai spaudžiame OK. Ir štai taip turime turinį, kuris atsirado dėka to, jog visoms rašto darbo dalims pritaikome teisingus heading stilius. Tai yra lentelių ir paveikslų sąrašas, sąvokos ir taip toliau, turi pirmo lygio skyriaus heading stilių, antro lygio poskyris, antrą heading stilių, trečio lygio poskyris, trečio lygio heading stilių. Tačiau sukurtą turinį taip pat turime patikrinti, ar jis teisingai sumaketuotas, dėl to pažymime visą lentelę ir pasižiūrime, kad būtų Times New Roman 12 dydžio šriftas, 1,5 eilėtarpis, layout spacing nuliukai ir neparyškintas. Štai taip turime gražų turinį. Studijų rašto darbai pateikiami Moodle Word formatu, o baigiamieji darbai Word ir PDF formatais. Savo darbus iš Word į PDF galite lengvai konvertuoti Word programoje. Rekomenduojame niekur kitur į internetą savo darbų nekelti. Norint konvertuoti Word failą į PDF, turite spausti File, Export, Create PDF ir parašyti
pavadinimas. Štai taip paprastai Word programa konvertuos jums jūsų darbą į PDF formatą. Jei maketuojant darbą buvo tinkamai sukurtas turinys bei lentelių ir paveikslų sąrašas, pavertus darbą PDF formatu, šie sąrašai tampa aktyvūs ir nuveda į konkrečią vietą. Tai reiškia, kad paspaudus, pavyzdžiui, ant teorinė dalis pirmo lygio skyrius, mane nuves į pirmą lygio skyrių. Taip pat yra ir su lentelių ir paveikslų sąrašu. Jeigu aš paspausiu ant norimos lentelės ar paveikslo, mane nuves į konkrečiai tą vietą. Jei turite papildomų klausimų susijusių su rašto darbų maketavimu, prašome rašyti bibliotekos paštu biblioteka@gau.kauko.lt.